Sveiki gerbėmieji, sveiki mylimieji, sveiki ponai ir ponios. Koks siurprizas mūsų laukia, Kažkur netoli, kažkur tuoj, kas mus nustebins. Ir aš renkuosi vieną kortą, bus labai, nesakysiu jums, bet bus labai įdomu sužinoti. Galit visas 3 įsirinkti. Taip. Aš nežinau, kiek tai bus jums siurprizas, bet jūs gausit papildomo darbo ir papildomo atlyginimo, žinoma, irgi. Jūs labai mėgstat savo darbą ir visi darbdaviai tą žino ir todėl viršvalandžius tenka dirbti jum. Jum gerai sumokės. Kažin ar tai buvo siurprizas. Aišku, jūs turėjot kitokių planų. Bet padirbėsit savo ir užsidirbsit. Tai, tiesiog čia yra ypatinga jūsų sėkmė. Tai yra ypatinga žinia apie jūs. Gal jūs laimėsit kokį konkursą, gal gausit kokią dovaną, pavyzdžiui, fotosesiją, ar kažką, kas jum įrodys, kad jūs esat nepaprasto žavesio, nepaprasto grožio ir nepaprastai ryški asmenybė. Kaip tai atsitiks? Aš dabar neturiu laiko sugalvot ir išmąstyt, todėl žinokit ir laukit. Jūs būsit pažymėti, pagerbti, pastebėti. Ten, kur jūs būsit, pasirodykit. Pasirodykit visiems. Taip, irgi. Tai irgi jūsų ypatingos išminties, ypatingos energijos ir ypatingo plano pasireiškimas. Jūs rytoj parodysit visiems, kam reikia parodyti, ir gal ir kam ir nereikia, kažkur tai erdvėje, kokio jūs esat išmintingumo, išradingumo ir netgi ir energingumo. Jūs galit išskabyti bet kokias kliūtis, jūs galit sutvarkyti viską pagal savo skonį, taip seniai yra. Bet rytoj, kodėl rytoj? Nebūtinai rytoj, gal net už kelių minučių. Visi pamatys. Jeigu pasakiau rytoj, tai galbūt tokia mintis ir atėjo. Visi pamatys šitas jūsų puikiasias savybes. Puikus siurprizas, manau.